Sveiki. Aš. Esu. Kauno. Jono. Jablonskio. Gimnazijos. Moksleivis. Ir. Labai. Myliu. Savo. Gimnazija. Jei. Tau. Kyla klausimas. Ar verta mokytis Šioje. gimnazijoje? Galiu. Labai. Tvirtai. Atsakyti. Taip. Kodėl? Leiskite jums parodyti. Visų pirma, kiekvieną rytą atėjęs į Kauno Jono Jablonskio gimnaziją čia rasi draugiškus ir dirbti nusiteikusius bendraklasius. Būtent dėl visų šių priežasčių Kauno Jono Jablonskio gimnazija užima 2 vietą Kaune pagal abiturientų egzaminų išlaikymą. Mūsų gimnazijoje vyksta daug įvairių renginių, kai kurie iš jų netapo tradiciniais. Mes švenčiame tokias šventes kaip Mokytojo diena, Žemės diena, krikštėme devintokus, švenčiame šimtadienį ir išleistuves. Aišku, vyksta ir daugelis kitų renginių. Jeigu norite prisidėti prie šių švenčių organizavimo, įstokite į mokinių parlamentą ir pasitikite tikrais politikais ir organizatoriais. Jono Jablonskio gimnazija taip pat pasižymi ypatingai aktyvia popamokinė veikla. Gimnazijoje aktyviai veikia ne kartą Lietuvoje apdovanoti sporto būreliai. Tokie kaip Fitnesas, stalo tenisas, krepšinis, bendrasis fizinis pasiruošimas, judrieji žaidimai, tinklinis. orientacinis. Gimnazija gausu taip pat ir meninės veiklos. Čia veikia gausiai apdovanotos dainavimo bei gitaros studijos, teatro būrelis, kuris turi savo vaidybinę grupę, taip pat dailės užsiėmimai, solinis dainavimas bei daugelis kitų. Taip pat gimnazijoje repetuoja profesionalaus muzikanto vadovaujamas vokalinis instrumentalinis ansamblis Way, kuriame groja gimnazistai. Verslu besidomintiems mokiniams ekonomikos mokytojas padeda įkurti mokinių mokomąsias bendroves, o ateities lyderiai gali įstoti į Jono Jablonskio gimnazijos debatų klubą, kuris nekartą gynė Lietuvos garbę užsienyje. Gimnazija nuolat stengiasi ugdyti mokinių domėjimas Lietuvos kultūra, tradicijomis bei papročiais. Būtent tam kasmet gimnazijoje vyksta daugelis renginių. Vienas tokių – Drąsinkime ateitį, kurios metu į gimnaziją atvyko ją pabaigę garsūs žmonės, tokie kaip Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus, sportininkas Povilas Vanagas, kompozitorius Giedrius Kuprevičius bei kiti. Savo kalbomis jie skatino mus žengti į ateitį drąsiau. Labai malonu, kad būtent šiais metais, kai gimnazija sulaukė savo garbaus 80-ojo jubiliejaus, birželio 6 dieną jį pasirašė sutartį su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu.
Pasirašius šią sutartį, gimnazistams atsivers labai daug naujų galimybių. Visa tai, ką mes jums papasakojam apie mūsų mokyklą, tai yra trupinėlis to, ką mes galime patirti kiekvieną rytą atėję į Jono Jablonskio gimnaziją. Mano patarimas jums: nedvejokit, prisijungkit prie mūsų gimnazijos ir tada tikrai kartu sakysite: aš myliu Jono Jablonskio gimnaziją.